Ramėk, kad susėdė. Užėlė pelės ruodos amžina, išnėra piliakalnis it meška, virš lopačio honta. O vykinta, žemaičių žemės sūnau. O vykinta, brangiausias man žmogau. O vykinta, širdelė man širdis. Gyvena tina žmonės su piliun ruožėm palungas, tekėja vandens srovės, sukraujė burbulas, upelė ta vadinas aitrelė, o aitral. O vykinta, žemaičių žemės sūnau. O vykinta, brangiausias man žmogau. O vykinta, kertelė man širdis. Karalium būtum buvęs žemaičių Lietuvos, teisybė vonia melas, būtum klestėję amžinos. O dabar čiaus prisijant klausytis tos audos. O vykinta, žemaičių žemės sūnau. O vykinta, brangiausias man žmogau. O vykinta, kertelė man širdis. Aplodismentų negailėkit. Pirmą kartą išgirto dainą, kurią sukūrė mūsų valdelė. Ir muziką pritaikė mūsų vadovas Arūnas. Pirmą kartą. Dabar susiglauskėm, kad visi sutelktumėm. Ansambliuks, prašom, kur nors ir gražiau atrodot, kad apspalvota pasidalina. Gerai. Visada ir malonu matyti, kad mūsų renginiuose dalyvauna ir rajono valdžia. Valdžia, katru mes gerbam ir sakom ačiū, kad tikrai nesamas tik palikti nuo šalia atverą ir matom šiandien vėl kaip ir tradicišką mūsų merą. Todėl kaip pridara ir prašau pirmam žodį suteiks. Labą vakarą, mėly kariškiai, mėly svečiai. Kai sustojat jūs į vieną kopetą ir pradedat dainuot himną, dainuojat to, kad verpaliuką ein per kūną, vykinta dainą, pajunti, kad jūs esat tai žmonės, katrie myla savo kraštą. Išvien jūs to nusiteikėte. Aš jau nesakau apie jūsų darbus. Daug kas dabar Lietuvoje iš tikrųjų prisimeni gražius dalykus, senovę, grįžti į praeitį, grįžti, ieškoti šaknų. Aiška, kur protėvė, kur senolė, kur dar iš tikrųjų aiškom tų laikų, kur dar net prisiminti jau nieks negal. Išrašytin šaltinį, dėliojamės, tas metas ten tas atsitik, anas metas tas, per įvairias kronikas, per archyvus, per tokius dalykus, aiškom. Ir iš tikrųjų tai ir matyti svarbia ir tveriškiams. Ir šiandien jūsų tas įvažiavimas papauštis į tvers, ons ne tik ženklus, čia biški daugiau.
biški daugiau ir kiekvienam pravažiuojančiam, kiekvienam grįžtančiam į tverus. Tai sudilgins biškiliuk. Kliūs visą laiką, kažkas sukrūties vidu. Tvero. Aiškia, paprasta, žemaitiška, tvirta. Tvero. Noriu jums pasveikinti su to ir palinkėti to tvirto. Tvirta, tveriška, tvirto. Ir noriu padėkoti jums už to ir svarbiausia, už to sutelkim padarymą visiems tiems, kas darė, bet kas idėjai išvystė ir privedė iki galo. Tai padėkos raštą norėčiau įteikti. Pirmiausia, Virginijui Bizauskui už kūrybiškas idėjas ir jų įgyvenimą puošiant Tverų kraštą. Taip trumpa, taip paprasta, taip lakoniška pasakyti. Labai džiaugiuosi tom žmogum, kad mums atsirado Tverų krašte, kad mums ne tik tai Tverų, čia Klaipėdos, Rietava ir vis kitas reikalas sprend. Mums ir toks žiburėlis, katrų reikia saugot, mylėt, ons myl visus. Taip kad sveikinu ir dėkoju. Ne pirmą kartą irgi tveriškiams, ne tik tveriškiams, bet ir rietaviškiams gelbė, kai reikia kokį reikalą atlikti, kai reikia darbą padaryti, Jons Ruškys. Už svarų indėlį teikiant nuolatinę paramą, Tverų bendruomenę. Ačiū, Jonai. Sėkmės toliau. Visiems tveriškiams ir svetėms noriu palinkėti tikrą tvirtybės, nes 3 dainas, 3 naktis, tai labai daug. Sėkmės ir tvirtybės jums. Geros. Ačiū gerbiamam meru. Pirmiausia, tikrai sutinku, čia ir ne ženklas, o ir paminklas. Ir kalba, ir patiems Tveram. Toks gražus. Ir dar kartą tikrai dėkoju merau, kad pastebėjau tų žmonės, kad tai yra ateini mūsų bendruomenė. Dar kartą per visų pagarcins ir tokį mūsų tveriškių nuomonį, kad ačiū, kad ani Tverus apsigyvena, ir kad mūsų renginius pakėlė į tam tikrą lygį, ani nalieka nuo šalia nuo Tverų, kartu dirbam, tikrai, kad tokie žmonės atėjo pas mus, mes tikrai labai džiaugiamės. Ačiū jums dar kartą, tveriškė. Atiduokiam viskom, kas priklauso valdžia. Antana, dar kartą tau žodis. Kažkaip man vis laik sunkiausias darbas šnekėti. Ko nemėgti, bet pareiga dar sykį kviečia padėkoti tiems, iš tikrųjų, be kurių mes neapsieinam, be kurių negalim gyventi. Jeigu šnekint toliau apie tą Tverų ženklą, iš tikrųjų visi tveriškiai pamenam, seniai galvojo manom turėti, bet ko gero mes tokie esam tikri žemaitė, kad mums viską matėm laiks. Atėjo laiks, pavasarį kažkaip pamastėm, kad reikėtum Tverų šventę pastatyti tą ženklą ir be buvo likę 2 mėnesiai. Iš tikrųjų kažkaip taip liktai abejojom, mes padarysim, nepadarysim. Bet susitik taip, kad su Dievu pagelbėjimu privežėm žemę, užsijėm žolę ir toliau laukėm Dievo pagalbos. Tai Virgis projektavo, Jonas padarė kitus darbus, kiti tveriškiai prisidėjo, kitais, ir iš tikrųjų šiandien turim labai įspūdingą reginį. Nors aš pats irgi toks buvau skeptiškas. Mane Kazys sakydavo, statom ton ženklą Tveram su žemaitišku ir aš kažkaip liktai nelaiks, liktai nepasirengi, bet tai... Sudyga dabar. Tai pasirengiam ir turim. Tai dar tik dėkuoju visiems, kurie bet kokiu
iš tikrųjų, norėčiau paminauti tam dalykui labai daug žmonių. Ir taip patys garažų žmonės, kurie apsitvarkė savo aplinką. Ta intencija, iš tikrųjų, tos prieigas nebuvo jokios išvaitės, bet visi suprantam, kad reik gražintys, reik įdilkų gražintys, visi bendrai padarė. Tai man belieka padėkoti ir įteikti dar keliems žmonėms, kurie labiausiai prisidėjo prie to. Iš tikrųjų, labai dėkojam Dariui Baikauskui, kuris asmeniniu darbu labai daug prisidėjo. Tai Darius Baikauskas gal yra? Bet matyt negalėjai dalyvauti. Nebūtum tų riboženklio, jeigu nebūtumėm lengvai radę akmenis. Iš tikrųjų, vargom, iškojom, tos akmenis mielai padovanojo mūsų gyventojai. Tai kviečiu pas savęs Kazį Vaištaktinę. Kviečiu Lidą Meškauskinį, kuri iš savo sudėtus įstėjimus pagerbė. Tai ką, dėkuoju ir iš tikrųjų šventė mūsų tęsiasi, kaip mes sakėm, dar 3 dienas, 3 naktis, žodžiu, gražių renginių ir gražių akimirkų. Vietą rinkom laisvą valstybinį žemę, kad nebūtum nusavybės. Tai ta žemė pridirbtų vyriką kaip valstybinį žemę. Ir buvo parengtas projektukas, kurį, sakėm, mane paminėjo, Virgilijus parengė. Ir suderintas su visom institucijom, su kalbininkais, su policija. Čia viskas būtų puikiai, bet atskira gera akustika, pajutot. Kiekvien žodelis girdėjos taip, kaip per garsakalį. Kad šnekėjai. Jo, ten meluoti kad ir toliau stovėjo. Ten meluoti negalim. Ja. Tai geros nuotaikos, geros šventės. Pagal programą, matėt, skaitėt, kad toliau turėtų eiti mūsų Tvero Valsčiaus knygas aptarimą, pristatymą, tai darbą. Oi. Laiks ribo, žinoktis, o praktiškai mes čia pusantros paros šnekėtumėm, nes mūsų lektorė tik sakė pasiruošę. Aš jiems sakiau tik 15-20 maksimum minučių nedaugiau. O iš tikrųjų, žinot, prieš kiek čia laiką buvau Tverus mokslinė ekspedicija. Vaikštinėjai, vakščiai po kaimus, pas žmonių, vieni bijoja įsileisti, kiti nebijoja. Kažko pamatė, aprašė, tas viskas bus į Tvero Valsčiaus knygą sudėt. Dalį iš to mes šiandien bandysim parodyti visiems jums ir patys pasižiūrėti. Ta aš jau suplanavau ir nenoriu, kad prieštarautom nieks, kokią eilį šnekėti, bet norėjau, kad pradėti nuo archeologijos, apie Tvero kraštą, archeologija vis dėlto, istorija ten gilė, nors geologija gal dar giliau, bet Bronius Dakanis, žinot šitą archeologą tokią, ne, galbūt girdėjai, jis tos darbus čia darė aplinkau, dėja žmogus sveikata pavedė. Bet nepavedė sveikatą albinoks. Ir on šiandien suteikia ton dalyką mums pristatyti. To ir medžiagą. Ir prašau. Aišku, mano čia tikriausiai pati baisioji ta situacija yra, nieko aš to archeologijoje neišmanau. Tik tą galiu pasidžiaugti to, kad asmeniškai pažįstu ir Bronių Dakanį. Mums taip pats šnek Dakanis. Ir nesikį ir tėti matyti, kad žmogus skrupulinga darbuojas ir čia Tverus, ir po Rietavą, visur. Ir paskutiniu metu labai dažnai tenka susidurti su ir darbinės reikalas. Dalyvaujam įvairiausius viešųjų pirkimų konkursus ir visur. Todėl mūsų tokie ryšiai ir žmogus, nelabai norėdams, bet leidom man pašnekėti. Ir aš pirmiausia norėčiau keli žodžius apie patį Bronioką pasakyti. Manau, kad daug kas matėte, čia kaip Tverus darbavos, kaip Lopačius, Pribitko ir kitur. Bronius
iki 2006 metų buvo Kultūros apsaugos departamento mokslinės archeologijos komisijos narys, taip pat archeologijos draudėjas narys. 1988 metų Lietuvos sąjūdžio pirmąjį suvažiavimą delegatas. Sausio 13 dieną, 91. Kartu su monsinjoru Kazimieru Vasiliausku ir archeologu Povilu Tebelškiu Vilniaus katedros požemius slėpė unikalią kultūros paveldo archyvinį medžiagą. Žmogus tikrai nusipelnis, nieko nebijantis, apdovanots. Daug apdovanojimų, tyrinėjimą praktiškai po visą Lietuvą, kada tenk susidurti ir šnekėti, o čia mums reikėtų įvertinti archeologinius tyrinėjimus, nesvarbu. Ar tai būtų Klaipėda, ar tai būtum Joniškis, ar bet kuri kita Lietuvos vieta, Bronius sako, tu jau pažiūrėsiu viskas, už valandos žinai, tai gal kainuoti archeologinį tyrinėjimą. Senųjų miestų vietas yra nustatęs Rietavoj, Šiauliams, Telšiams ir dar vienam miesto Tverams. Paskutinė naujiena iš Broniaus, kad Ramunė irgi labai džiugin, 60-mečio proga, prieš 3 metus gavo dovanų avilių ir dabar yra bitininkas. Ne. Ir aš šiek tiek išrinkau 2002 metų visus archeologinių tyrinėjimų išvadas Broniaus darytas ir pasinaudojant tą medžiagą. Nežinau, kiek iš tos medžiagos iš tikrųjų atsidurs Valsčiaus knygo, bet manau, kad pagrindinis Broniaus medžiagos dalis bus iš tų tyrinėjimų. Dėl to aš padarysiu keletą pranešimų, gal ne pranešimo, kad tiesiog pristatysiu jums tom, ko aš pasavis turiu, ko dabar dar papildomą gavom iš Broniaus. Čia yra viena iš Jūs stovėk čia. Kur ir tvero akmuo. Kada 2002 metas Bronius ekspedicijas metu čia vaikštinėjai po tveros ir aš atsimenu puikiausia, kad tiesiog žmogus pritūdams pasakoja apie surastą akmenį. Ir tiesiog pavadina pačią pirmąją lietuvišką skulptūrą, mato tenos išmatavimus, Ana dabar yra Laurinaičių sodyboje ir Broniaus labai rimts nors, kad tas akmuo būtų įrašyts į kilnojamų kultūros vertybių registrą. Manau, kad su Broniaus pagalba tai turėtų ir atsirasti. Tokie akmenys su dubenėlės yra dataujami Žalvario amžiaus pabaiga, ankstyvojų Gilžės amžium ir siejami su saulės garbinimu. Žemaitijoje tokių akmenų yra rasta Apaulyje, Imbarėje ir Pelėdžiuose. Reiškia, labai retas akmuo. Ir visiškai, jeigu ten Bronius rašo, kad reikėtų trasologinių tyrimų, ir manau, kad pasitvirtintų tas, kad tai yra žmogaus rankų darbo kūrinys. Surastas buvo Kaupų kaime, po melioracijos suverstų akmenų krūvo žmonės prasivežė kaip grožybė ir dėkovaniems, kad они iki šiol anon saugo. Toliau yra be ypatingą tekstą, norėčiau, kad Tverų senąją miestą vietą pajungtume aurim senąją miestą. Va, schema. Tekstą iš Broniaus negavom apie tai, bet tai yra Broniaus grina darbelis, kur nustatytas tos ribas, kurio tam tikri apribojimai yra taikomi. Ir čia visas tas planelis, kur yra. Dabar, kaip tik ten, tai būn toliau tos nuotraukėlis, iš archeologinių kasinėjimų čia po Tvers, mums pačiam asmenišką, manau, ir jums daugam teko matyti, kada prie Šventoriaus šaligatvius kloji ir ten kokiu 20 cm gylį buvo surasti palaiką
Ir tiesiog, nu, skrupulinga. Tai ne vien tas darbas skrupulingas, bet ir aprašymas skrupulingi. Ne. Tai čia Aurims parodys, aprašau. Ja. Čia ir labai didelis ir naudingas darbs, manau, visą Tverų bendruomenę ir dėl tų radinių ir pačios Tverų miestą senos sveitas nustatymą. Gerai, negaiškiam, Aurimą, važiuojam kur nors. Ten Tverų buvo kapinynas. Čia yra tas vadinama mažoji šlapeikėtė, kur buvęs pasirodo pilkapynas. Ir aš pats net nežinojau, kad prieš Antrą pasaulinį karą to vieto stovėjo plytinė. Ir po karo neįvykdžius gamybos planą, ona buvo nugriauta ir pašalinta iš tos vietos. Melioracijos laikas, ta kalva buvo gerokai nulyginta ir pasirodo, tai radinė, kurios ten rado Bronius, buvo išnešioti po visą ten toną apylinkį. Ir yra toks jau Broniaus vertinims, kad tai radinė, kurie rasti ant šlapeikis, ir iš to paties mažosios šlapeikėtis pilkapyną. Bet vat, matot, kokie radinė. Čia rasti ir degintinė kapa, ir prie tų kiekvieną kapą rasta tokių radinių. Ir kalavija, ir ginklą, ir papuošalą, ir indą. Ir tas rodo, kad čia buvo labai rimti palaidojimą, kad ta vieta buvo labai jau rimta ir matyti visos Lietuvos laukas. Čia buvo rasta ne tik ta, ir seniau čia tokių reliktų buvo surasta ir tų kirvukų neveins, dar iki kasinėjimų, ir jėtigalių, ir visokių kitokių dalykų. Manau, čia irgi daug kas atsimena, kad Bronius pristatinėjai archeologinius radinius. Bet pats irgi buvo nustebęs garbė tveriškiams, kad tveriškė su tokiu susidomėjimu norėjai pamatyti tus daiktus. Jo, čia buvo salė. Man per ilgą pranešimą davė. Dabar dar viena, dėl Pribetkas pilkapyną. Pribetkas pilkapynas, matot, koks jums buvo prieš, kad tai 2002 metą, tai prieš 14 metų ir ten irgi Bronius darė ekspediciją, pasirodo, kad tai yra 2-3 amžiaus po Kristaus. Ir tam kapinyne buvo palaidojimą. Bet gaila, bet kada darė naują varnių kelią, iš ten išvežė. Ir ne tik tą smėlį žvyrą, bet ir palaikus, ir papuošalus žalvarinius, ir be galo daug vertybių. Niekam tada tiek nerūpėjo. Žinau, kad buvo žmonių, kad reikia tiesiog galvą galį už ton, bet nepavyko apsaugoti. Iš principo prieštaraus. Net tie žmonės sukėlė triukšmą ir buvo iškviesti archeologą, vėliau daryti, bet jau dalis, kaip sakė, jau nesuras, kas jau buvo. Bet vėliau archeologinė tyrinėjimą vis tiek, kad buvo pakeltas triukšmas, buvo atvykę ir sovietmečių tas laikas. Čia Tauravo. Pribetkas pilkapynė. Pribetkas pilkapynė, bet tai žmonės iš Tauravo. Jo. Aš žinau, Kazlauskas čia labai taip žmogus gražiai pakėlė tą visą dalyką. Jo. O rasta tikra daug. Ir mums pačiam liūdna, bet teko matyti tų radinių daug. Dabar yra reikia 2 pilkapė pagal Broniaus pamatymą ir fragmentą. Čia reikėtų, irgi Bronius sako, kad reikėtų papildyti tų kapinynų visą Lopačių archeologinių veidų kompleksą. Čia jau... Tai va, tokie. Dar gal pasakyti, kad Broniaus temi ataskaito archeologinio yra pažymėti ir kiti pilkapyną. Vandens paduoti. Yra.
yra paėmančių Žeberių pilkapyns, katras datuojams 5-8 amžių. Prieš Kristų. Vienradių pilkapyns, 1-2 amžius. Jau tyrinėti ir Valatkas, ir Michelberta. Ir vat apie kaupų, man net keista jau iš tų laikų, ten tas piliakalnis pasirodo, kad tai nėra nei piliakalnis, nei yra, kaip Bronius sako savo išvados, kad tai ankstyvas piliakalnis slėptuvė. Galbūt toks variantas. Išvaldyti Širaičių piliakalnis ir esanti kalva ir Bronius savo išvados sako, kad čia reikėtų saugotino objektą statusą suteikti. Tas jau ir galim pasidžiaugti padaryta. Ir pats piliakalnis ir alkakalnis yra jau saugotini objektai. Aš bijau, kad Bronius, jeigu būtų mane išgirdęs, daugiau su manim net nenorėtų susitikti, bet aš manau, nieks nieko nesakys. Tik tą galiu parodyti, kad vat, kas buvo čia šitą beitikė rasta, tai vat sąrašas ir kiekviena, ar ten žeitoks yra, ar kas, viskas kaip yra aprašyta. Va, kiekvienas tas radinėlis, smulkmenytė, katra surasta pilkapynė. Detalė ypatinga, gražiai aprašyti. Nežinau, kas turėti tokį kundrybę, tokį kruopštumą, kaip archeologą. Aš tikrai ne, bet tikėkimės, kad Bronius dar čia pasirodys ir mums dar daug istorijos puslapių atskles. Dar sėdi gražios šventės, gražių 3 naktų. Tau sveikatas. Ačiū.